geras harmonikas. Suprantu šitas. Vienu žodžiu, muzikų labai daug yra, karšta tai baisus dalykas. 32 laipsniai. Jo. Nu, tai čia... Lietuvos karalius Mindaugas. Vėsiau. Prišildo. Na, mano kolega, kur armijoje ištarnavom Pamaskvy, Maskvoje 3 metus, jis įkūrė šitą muziejų, kiek suprantu, su sūnumis, 3 sūnus turi, pastatė Svirną tokį, taip, ir surinko šito regiono instrumentus, kiek čia jų yra ir kaip čia buvo viskas. Jonas Pivoras, savininkas, yra papasakos. Muziejus veikia 10 metų, šiais metais yra jubiliejiniai mano muziejai metai. Toks tikslas yra šio muziejaus. Muziejaus tikslas yra dviejopas. Vienas tai įamžinti savo krašto buvusius muzikantus, kadangi jie dauguma jau yra išėję į amžinybę ir tik tai jų instrumentai, su kuriais jie pradėjo groti ir užbaigė savo karjerą, byloja apie jų nuveiktą gyvenimą ir tiesiog atkuria tų žmonių istorijas. Antras tikslas mano tai yra parodyti ateinančioms kartoms, kurios netgi gims, kurios ir dabar aplanko tą muziejų, parodyti, kaip mes išlaikome savo senąją kaimo muziką, tradicijas ir panašiai. Šiame muziejuje yra surinkta dabartiniu metu virš 150 eksponatų. Tai yra jau nebe nauji eksponatai, kadangi žmogaus gyvenimas susibaigė ir tos muzikos, su kuriom jie praleido visą gyvenimą, jos yra naudotos, vienos grojančios, kitų yra tik tai gabalai išlikę. Kokia yra istorija harmonikos pačios. Viskas, ką jūs matote, akordeonus, bajanus, harmonika, yra viskas vadinama vienu žodžiu harmonika. Tarptautiniu žodžiu yra naudojamas terminas akordeono. Kadangi pati pirmoji gimė harmonika, tai nuo to ir kilo pavadinimas harmonikos. Ir tik 7 metais vėliau buvo išrastas klavišinis arba piano akordeonas, o taip pat mygtukinis akordeonas arba bajanas. Todėl ir mes vadinam vienu žodžiu harmonika. Ir užtat ir muziejus vadinasi muziejus harmonika. 1821 metais vokietis Bušmanas Berlyne sukonstravo pirmąją harmoniką, kuri buvo lūpinė harmonika. Metais vėliau buvo sukonstruota dumplinė harmonika. Senesni eksponatai tai yra antroji ir trečioji, o šitaip atrodė pačios pirmosios harmonikos sukurtos vokiečio Bušmano. 1829 metais buvo sukonstruotas, tobulinant tą pačią harmoniką, buvo sukonstruotas akordeonas. Ir tiek klavišinis akordeonas arba piano akordeonas ir mygtukinis akordeonas. Lietuvą harmonika pasiekė apie 1853 metus. Būtent mes randame užrašuose dvasininko ir Anykščio Šilelio poemos savininko atsiminimų knygoj, kur jis rašo, kad apie tos metus Savistoj mokėsi groti su harmonika. Ir tą laikotarpį mes skaitome, kad reiškia Lietuvos kaime išplinta toks instrumentas kaip harmonika. Galėjo būti ten porą metų ir anksčiau atsirasti harmonika, bet rašytinius šaltinius mes skaitom pagrindu. Ir kaip tik gera tai, kad prisiminti, kad Antanas Baranauskas yra skaitomas pradininku Lietuvoje harmonikos išplitimo. Ir šis dalykas yra aprašytas mūsų rajono išleistose knygose, būtent čia rajono 3 yra knygos storosios tos, kur yra aprašoma, kad Antanas Baranauskas apie 1853 metus gyveno mūsų rajone ir tarnavo pas Gelvono parapijos kleboną, tarnavo Liokajumi. Jo tas periodas skaitosi, kad reiškia harmonika išplito Lietuvoje, mums yra garbinga tai, kad reiškia mūsų rajone pabuvojo
tas didysis poetas ir dvasininkas Antanas Baranauskas. Seniausi eksponatai, kurie yra mano muziejai, tai yra armonika menanti carą, caro laikais yra pagaminta Sankt Peterburge 1890 metų, kitaip dar vadinama Peterburska. Armonika, kur yra padaryta lietuvio Patinskų rankų darbo, būtent miestelis Žiežmariai, Kaišiadorių rajone. Armonika pagaminta 1936 metais, rankų darbas. Žinomas, reiškia, muzikantas ir meistras. Armonika, kuri mena, galbūt yra turinti apie 200 metų, kadangi tikslių duomenų apie ją nėra, nebuvo išardęs, nėra jokio užrašo, nėra datos, nenyko, bet visą medieną išduoda, kad jinai, reiškia, yra gan sena. Tai yra vienintelis eksponatas pasaulio mastu, kadangi vienas vokietis, norėdamas įamžinti pirmą gimusį sūnų, pavadino jis Hansu, čia visur plankutis yra prikaltas Junge Hans, jaunasis Hansas, reiškia, jis taip norėjo, reiškia, paaukštinti savo sūnų, kad turėdamas muzikinių instrumentų dirbtuvėlės, nepadarė armonikos serijiniu būdu, bet pagamino pats savo rankomis ir patentą uždraudė parduoti, ją fotografuoti, ją kopijuoti ir panašiai. Šiaip vienas eksponatas ir jis ir išliko iki šių laikų. Tiek trumpai apie savo muziejų. Šalia šitų eksponatų čia nieko nėra nereikalingų. Viskas tai yra sukaupta, kas yra susieta su mūsų Lietuvos kultūra, su mūsų muziejiniu gyvenimu, su mūsų muzika. Čia yra visur ant sienų matomi ir paveikslai šią tematiką, muzikinę tematiką, tai yra vietinių buvusių autorių kūrybos darbai. Juose atvaizduota yra tos šventės, kurie švenčiame mes, Joninės, Rasos ir panašiai. Dabar aš stengiuosi surinkti apie kiekvieną tą buvusį muzikantą atskiras istorijas. Renku medžiagą, renku nuotraukas, talpinu jas į mūsų rajono laikraštį. Istorijos užima pas mane laikraštinį puslapį. Ir taip aš įamžinu tos buvusius muzikantus. Yra sunku rinkti tą medžiagą, kadangi žmonės jau yra mirę daugumas ir atsekti juos man yra sunku, kadangi jau gaunasi nebe rajono mastu, bet renkama medžiaga yra Respublikos mastu. Tokiu muziejų yra vienas vienintelis Lietuvoje ir yra panašaus tipo tik tai Prancūzijai yra toks muziejus, bet yra išlaikomas valstybės. Čia yra privatus muziejus, jis yra vienintelis ir nepakartojamas toks muziejus. Aš buvau mokytojas, čia mano klasė, aš pradėjau karjerą mokytojavimo Zibalų 8-metėje mokykloje. Čia mano vaikystė, čia dar apie 54-55 metus atvažinėdom į dainų šventės į Kernavę. Aš negyvenau Kernavę, bet to ant Piliakalnių Čiaukojo kalnas ir dar visi su pinieriška kaklaraiščiais, aš buvau nusistatęs prieš ir aš buvau be kaklaraiščių. Toliau mano akademijai, esu irgi saviveiklų dalyvavau, studijavau ir dalyvavau čia dar mokykloje, irgi šokėjas buvau. Čia jau paskui mano vėlesnių laikų grojimai, šokimai ir panašiai. Čia viskas tas, kas yra surasta tokio tipo iš archeologijos, iš istorijos, iš tautodailės.